Sveikuoliai jaunuoliai, čia Šnioka ir sveikinu su jumis iš Dubajaus. Atskridau dar vieną kelionę, pašokinėti parašiutais, palakstyti dangumi, pasimėgauti šiltų orų, kai šalta Lietuvoje. Ir tik atvariau tą Dubajų ir jisai pasitiko mane labai netikėtai ir ganėtinai smagiai. Bet šiandien nuo pat ryto atsikėlęs, susitvarkiau, atvažiavau čia į dykumą. Dubajuje yra kelios vietos, kur čia mes šokinėsim. Tai viena iš jų yra dykumoje esanti drop zona, aerodromas. Taip, visur dykynė, tik tais čia laisto žolytė. Dėl to čia turėsim kur leistis ant žolės, ne ant smėlio. Ir dar yra vienas aerodromas, viena drop zona Palmėje, garsioji Palmėje. Tai tenais irgi, manau, nuleiksim pašokinėti. Ir šiaip, manau, čia bus ne viena apie šuolius. Šitą kelionę visokių nuotykių suplanavęs esu, pažiūrėsim, ką čia gerą šiais nuveikti. Tai va, tikiuosi bus įdomu. Važiuojam į Vidosą. Tik atvažiavom į drop zoną, iš karto nešu parašiutuką pasitikrinti. Į manifestą. Va, su kituku. Na, iš tikrųjų, tas patikrinimas gan fiktyvus, net neišpakuoja tų parašiutų, tiesiog užklijuoja štai tokias apyrankės, kad būtų aišku, jog patikrintas parašiutas. Supildo dokumentėlius, patvirtina, kad čia galim šokinėti, sutvarkom popierius ir eisim išsikošti iš to lėktuvo, pažiūrėsim, koks čia tas dykumos oras. Nu ką, su gituku eisim prasipūsti, biškį iššoksim, pravedinsim parašiutus, viskas paruošta, už 10 minučių kylam. Tai išsivedinsim, manau, tik šiandien vieną šuliuką tą padarysim ir viskas. Ir eisim kažką kitą, reikia čilint. Nu ką, su gituku ką tik padarėm fainą šuliuką, prasivedinom. Labai keistas jausmas, Vagytis ir pastebėjo, kad krenti ir jauti kaip šyla oras, tiesiog nuo to, kad artėja prie žemės didėja temperatūra. Gitukai, kaip tau šaliukas prasivedė? Kapučino šaliukas, nebe kapučino gavosi. Labai gerai. Prasivedinom, kupolus atidarėm, laimės pilnos kelnės, šiandien tik vienas šaliukas, žodžiu, įsiregistravom, susitvarkėm, o rytoj dalyvausim stovykloje. Šokinėsime statinius tokius hedauninius šuolius, bus kaip sporto stovykla, bus labai įdomu, o šiandien kažką kitką veiksim. Varom atostogauti. Primeskit. Va, draugelis, atvažiavau į Dubajų, tai kur mane atsiveža? Į McDonald'ą. Sakė, McDonald'ą jau čia bėlė koks, vienas McDonald'as, o ne Deivi. Jis mane atvažiuoju į Dubajų ir McDonald'ą nevalgiu. Kaip kur negėda? Ar taupai papkės? Taupai papkės, tiesiog ant skraidavimo šuolių. Nu, patikrinsim. Sakė, čia geriau negu visur kitur. Pasižiūrim. Be mikrofono Šnioka esi, mane tanim. Ir ar tą paską negam. Wow, makas, nesu man. Ui, Labas rytas, nauja dienelė prasidėjo. Vakar biškį buvo pajudėta lengvai. Tokiam paplūdimio bariukyje smagiai, bet neužsivėlinom iki 11 namuose jau. 11 gal išvarėm. Kad čia atvaryt, nes reikėjo būti jau po 7 ryte į drop zoną atvarius, nes šiandien kempas vyksta, šokinėjome su trenerė, žodžiu, šokinėjome hedaunu, padarėm vieną šuoliuką, išsivedinom, išsišokom, bet naujienos tokios, kad nusileidimas pirmas ir gitukas jau šaldo kojytę su ledu. Reiks vežti ligoninę, besileisdamas nikstelėjo koją. Tai panašu, kad biški baigėsi čia jos skaidaivas, tik prasidėjęs. Tai dabar mesim pamarskomus su Deivi, kuris veža, nes abudu kempė dalyvaujam. Tai va tokie ir draugai esam iš tikrųjų. Tai va, bet tai pasirūpinsim draugų iš tikrųjų, viskas bus gerai, tik nusprendžiam. Nu, raportuosiu, ką mes šitrau darysim. Einu paimti mašiniuką, važiuosim su gituku į ligoninę, vešiu praskanuoti jam kojytę. Pažiūrėsim, kokio ten rimtumo bėdos, bet panašu, kad nėra lūžio, tikėkimės. Tada grįšiu čia,
pratęs savo šuolius, paskui ten jau kažkaip susiderinsim. Tai va, toks takelis. Nu, ką tik Gituką atvežiau į ligoninę, išlydėjau, pasodinom į vežimėlį, užvarau atgal į Trabzoną. Gal dar šiandien iššoksiu iš lėktuvo. Katinėlis, rainakėlis. Ką mano pacanai pasakytų, jeigu aš pamatytų, kad tai išdavinėju? Poligaminiai santykiai. Nu ką, tai visgi atvariau Trabzoną, dar puikiai praleidau dieną, padariau nemažai šuoliukų su trenerė, tai šiandien treniravausi va tą headowną, gaila Vagytis neprisijungė prie mūsų, nes sužinojom naujienas, kad visgi lūžo jam koja. Nedidelis, sakė, lūžis, dar daugiau sužinosiu vėliau, dar tik tai susirašinėjau. Tai va, tai šiek tiek liūdnos naujienos, nes atvažiavęs bičelis ilgiau negu aš, pabūti turėjo iki 3 gal savaitės. Tai va, tai bus mažiau. Nežinau, ką daryti iš tikrųjų, gal pabūs ir visas tas savaitės palisės, bet su koja sulūžus nebeparišokinės tikriausiai. O čia Trabzonai, šiandien šokinėjom pradžiai dar 3 su trenerė ir kitų bičiukų, bet dabar pakilo vėjas, uždėjo limitą, kad šokinėt galima tik su 500 šuolių patirties arba daugiau. Tai vat, tai aš dar pašokinėjau, dar iššokau su ta trenerė. Padarėm dar vieną šuoliuką, šio to išmokau, visai tokia nice dienelė. Kažką pramokau, gerai paskridom. Tai vat, pasimokinau, kame esu nelabai patogiai besijaučiantis. Ir va, baigėsi šuoliai, Deivis šokinėjo kitoj komandai, su kitoj grupė, su kitam kempe dalyvavo. Tai su didelė grupė čia šokinėjo, tai dabar visi eilėjasi, klebišiuojasi tenais, laižosi. Ir džiaugiasi, kad išgyvena šią puikią dieną, va, bučkiai laimė ir visa kita. Tai vat, tai rytoj iš tikrųjų tikriausiai day offas, čia nieko nebeveiksim, nes nedirba, pirmadienis, antradienis nedirba Trabzona, tai nešokinėsiu. Kitos dar blogos naujienos, kad tikriausiai į Palmę neišeisiu nuo ryt nušokt, tai jums įdėsiu kokį nors seną vidosą, kaip čia prieš 6 ar 8 metus šokinėjau, kad pamatytumėt, kaip atrodo ta Palmė, bet šiaip tai jo, neišeisiu nušokti, nes nebeleidžia fun jumperių tenais, nebeleidžia tokiems sportininkams ir tiesiog for fun šokinėjančiams ten šoktis, nes ten tandemus vien mėto, tandemų gamyklą tenais. Tai varo tenais, jeigu norite šoktis, ten tikrai šoktumėt, o mes čia dykiniai šokinėjom, dykumoj. Tai va tokios naujienėlės. Dar kokią antrą naujieną, kad susitikau vieną draugelį, kuris žadėjo, kad gal pavyks organizuoti man beiso šuolį čia naisino kažkur. Paorganizuos, tai tikiuosi tas paeis, bet nenoriu čia užhypint, nes gal dar neišeis. Bet pats susiorganizuosiu, bet parašiutą atsivežiau. Tai va, tai viskas. Šiandieną jaučiu chill pill, o rytoj kažkokia atsipalaidavimo diena prie baseiniuko, į sporto salytę, kažką. Ir tiek. Žiūrėsiu, kad šis toliau, kaip tas vakaras eis. Ko čia įsišiepęs? Kas yra? Vėl skudavą myliu. Kuo įsišiepęs? Ką čia nuveikėte tokio gero? Nieko, taip. Patrekinam biškį. Patrekinam biškį kažką? Krūveliai. Tai kad tai nieko gero, netiek ir daug ten jūsų buvo. Suėjo 18. Tai kas tas 18? Realiai net negali alaus atsigerti. Na, gal alaus tai visą laiką gali atsigerti. Bet gera tavo žinelė buvo, ne tai kaip gyčiui, ne? Biškį geresnė. Biškį geresnė tavo. Nedaug, bet biškį. Bet jisai ir tu šlubas eini. Nu, man jau baig. Nebaigyti sakyti. Atvarėm su Deiviu į restoraną, žinai. Deivis vis tiek normalus bachūras, ten Lietuvoje filmus stato, daro viską, bet atvarėm tokį restoraną, kur, blet, tokia staltis atėjo, patėsė šiukšlių maišą. Draugelis atsivedė tik į geriausius restoranus, ne? Vieta čia yra. Pigų ir skanu. Pigų ir skanu, manai. Nu, žinai, vis tiek, Suvalkijoje gimęs, tai taip ir yra, jau, vis centras spaudė. Ne, bet gal pavalgysim autentiško maistelio, indiško, samosų visokių visko yra. Tai gal ir nebus taip blogai, nes persirgė apie knygą iš jos viršelio, nes viršelis tai plastikinis šiukšlių maišas. Nu
Nu, nėra šlykštų dėvi, ne? Ta bulka tai belegovio gerumo. Na. Nu, gal ir ne taip blogai ant tos staltysės tokios valgyti. Labukas. Ne, kažkaip taip reikia pradėti. Taigi, šiandieną turiu laisvadienį, nes neveikia drop zoną. Tai čilinau nuo ryto, pasportavau, pasiplaukiau baseinę. O dabar ką veikiu, tai skautuoju. Vaikštinėjau apie Marijos rajoną. Ir apžiūrinėjau visokias trojkės, labai aukštus kranus, aukštus pastatus. Žiūriu, kur čia galima būtų nusileisti, tupdyti parašiutą. Nėra labai daug tam skirtų vietų. Panašu, kad va šitą žiedą būtų galima leistis. Bet geros naujienos, kad nėra čia jokių laidų. Nes matyt naujas rajonas, viskas po žemio pakišta. Tai va, taip žiūrinėjau, dar nebūtinai čia šoksiu kažką, bet nuo kažko reikia pradėti skautuoti. Ieškot. Tai vat. O šiaip tai va, toksai ramadienis. Nieko neveikiu, dar varysiu, pamontuosiu vidosą apie Afrikos kelionę. Tai kažkada jūs pamatysite, gal būsit matę, kai šitą žiūrėsit. O jeigu nematėte, taigi dabar va pažiūrėkit apie Afriką. Kaip Afrikos Saharos dykumoje šokinėjom. Dabar esu kitoj dykumoje, Dubajaus dykumoje. Ir tikėsimės, kad ir čia išeit kažką nušokti. Ir policija nesupakuos. Bet tas ir blogiausia, baisiausia, girdėjau, kad čia gali deportuoti, greit labai supakuoti. Tai reikia viską atlikti nepriekaištingai. Montuoju tą dalį, kur šokom nuo Exito naujo su Hebra ir pavadinom ją Lietuva. Tai Alžyro Lietuva. Pasižiūrėkit, jeigu dar nematėt. Nu, turiu dabar kitokią dieną, dar įdomesnę negu įprastai. Tiesiog turiu šiandien laisvadienį. Vis dar nešokinėjau parašiutais. Rytoj jau pradėsim ten labai rimtai šert kempę. Šiandien atvažiavau pažiūrėti, kaip čia Hebrytė jodinėja. Mano draugė, pas kurią čia apsistojau, Marija, tokį hobį turim. Tai va dabar jau pažiūrėti, kaip čia kas vyksta. Tai visai kitai čia. Arkliukai su kondiškė joja savo atsipūtę. Slaukia 3-5 laipsniai, tai nelabai smagu tikriausiai. Tai vat, čiladienis. Koks tavo arkliuko vardas? Miki Viki. Miki Viki. Važiavom į policiją, nes nubraukė Mariją mašinai. Su Marija važiavo. Ja, įvarė. Įdėsime video vlogą tave vairuotoją, o tokią atsakingą. Nu, atvažiavom į policiją. Būsiu viską, čia aiškinasi Hebra, būsiu viską aplankęs Dubajų ir ligoninės, ir policijas, va tokia kelionė. Ne, kad ten lengvai pasibučiavo. Ant žieduko labai durnas žiedas, tipo, gali iš žiedo iš trečios vos ne vidurinės ten juostos išsukinėt, bet įvažiuot gali į žiedą ir iš dviejų juostų. Nu, žodžiu, nesąmoningas žiedas užprogramuotas nelaimėm. Tai čia Dubajui dar tokie vairuotojai visi, tai ne, ką va, užtat pamatysiu daugiau miesto. Varom šiandien vakare į jogą, pasijogint, pasitampyti paplūdimy, tai pasistrečinsim, biškį nuleisim garą ir stresą. Labas rytas, nauja dienelė, pagaliau vėl drop zonoje esu atvažiavęs, šokinėsiu šiandien 1-ant-1 su treneriu, su tokiu džimu. Tai šiandien visai exciting diena, orelis puikus, manau šiandien bus gerai pašokinėta. Tikriausiai nelabai turėsiu laiko kažką jums pasakoti, rodyti tarp šuolių, tai gal paskui summary kažkokį padarysiu, nes net nusipirkau pirmą kartą gyvenime packing tiketų, tai reiškia, kad duosiu savo parašiutą pakuoti pekeriams, kad negaiščiau laiko ir galėčiau daug šuolių vieną po kito daryti, mes tik nusileisim, pabriefinsim, pašnekėsim apie šuolį ir kitą varysim, tai bent jau kokius 8 šiandien marysim padaryti, čia man atrodo mažiausiai kiek stengsimės. Nu vat, ir varysim non-stopų. Tai šiandien manau, kad daug išmoksiu, bus sunki man diena, nes manau, kad darysim man iššūkį keliančius šuolius,
kur būsiu ne komforto zonai, kažkas tikrai daug nesigaus, bet to čia ir atvariau mokintis. Tai va, nežinau, kaip čia seksis kažką pafilmuoti, ar turėsiu laiko, bet kažką parodysiu. Tai va, važiuoju į šuolius, ruoštis, puoštis, varau. Pakilus į 4 km aukštį yra atidaromos duris ir laukiame žalios šviesos signalo iš piloto ir kai jis ją uždega, pradedam ropštis iš lėktuvo ir šokti visi iš eilės. Pirmas šuolio etapas ir vienas svarbesnių momentų tai yra atsiskirimas arba exitas iš lėktuvo. Standartiškai ir dažniausiai šokinėjam galva pirmą iššokdami iš lėktuvo, bet šiandieną aš mokinausi tai, kas yra sunkiausia - iššokti iš lėktuvo kojomis. Pirmą, kaip matote, labai daug vartausi, nes sunku išlaikyti balansą ir nenusiversti, nenusisukti nuo srauto. Sudėjau visą krūvą skirtingų exitų ir juose visuose, kaip matot, šokų breiką, nesigauna tiesiai gražiai iškristi ir ne vieną kartą reikėjo pakartot, kol gražiai va štai taip iškritau, nesivartydamas ir iš karto skrendu nuo pirmos sekundės. Žinoma, esant dviese duryse su treneriu yra daug lengviau negu tai darant dideliai grupiai, kai esam susispaudę duryse ir tos vietos tiek daug neturime. Čia darom pirmąjį šuolį ir jis toks apšiliminis, tai kaip matot, skrendam žemyn galvą, sueinam į kontaktą, susiemam už rankų ir toliau skrendame, keisdami kryptį, tai yra aš persiverčiu nuo nugaros ant pilvo ir toliau trekiname. Ir iš to treko ilgainiui periname į head-upą, tai būtent tą, ką ir mokintis visą dieną, tai skristi kojomis žemyn, o galva aukštyn. Šiaip, techniškai iš pražiūros sit-flyus arba head-upas, skrendant vienoje vietoje, krendant kaip ir nėra sudėtingas, daug pradedančiųjų tą jau daro. Bet mes šiek tiek sunkinam visą tą reikalą, nors ir atrodo, kad skrendam vienoje vietoje, bet iš tikrųjų mes judame. Aš daugiau remiuosi, kaip matote, ant savo nugaros ir skrendu į priekį, į trenerį, o treneris bėga nuo manęs ir taip mes judame dangumi, o nekrentame vienoje vietoje. Taip dangui atsistojus ir nebekrentant ant pilvo, galima sumažinti savo kūno plotą taip, kad pasiekiu apie 450 km/h greitį. Na, o visas iššūkis šuolio yra išlaikyti teisingą lygį, kartu su treneriu kristi tam pačiam lygmenį, ant galo skrendame ant pilvų ir įsiskirstome tam, kad galėtumėm saugiai skleisti parašiutus tolėliau vienas nuo kito. Na ir belieka kartoti šuolį daug kartų, kol išmoksim laikyti pusiausvyrą. Tai va, šiandieną diena buvo tikrai nebloga, su treneriuku gerų šuolių prišaudėm, pasimokinau kažką naujo. Kažką, ko dar kame nesijaučiu tvirtai, tai būtent head-upas, kai galva aukštyn skrendame, tai šiandien tą mokinomės, šlifavom visą dieną tą patį ir sekėsi ir nesisekė, bet po kiekvieno šuolio pavyko kažką patobulinti ir pašvarinti tą šuolį, tai iššokimo pačių iš lėktuvo taip iki galo nepadariau tobulai, kaip norėtųsi, bet patį skridimą tai tikrai atrakinau ir manau, kad pasistumėjau labai smarkiai į priekį. Tai labai tokia naudinga diena. Vieną kartą vos nežuvau šiandieną. Dariau posūkį, leidausi žemyn ir po manim buvo ruselis, durnelis ir jisai, žodžiu, darė posūkį irgi leidosi ne savo vietoj, ne to vietoj, nes aš sukau tokioj high performance vietoj, kur tik tais darant didesnius posūkius galima leistis, o jisai tiesiog buvo po manim palindęs, neturėjo jis ten būt ir vos nenusinešiau jo, tik spėjau sureaguoti, nes vos jo kuplą neįvažiavau. Būtų liūdnai pasibaigę, labai gaila, kad be kamerų šiandien šokinėjau, labai smagu buvo be kamerų šokinėti, nieko nefilmuoti, nesirūpint ir treneris viską darė, bet labai gaila, kad to neužfiksavau kadriuko. Tai va, rytoj šokinėsim su Deiviu, kartu su to pačiu treneriu, mokinsimės kažką, tai ir tada, manau, kamerą užsidėsiu ir užfiksuosiu kažką, tokius vaizdelius, reiks ir patį Deivį pafilmuoti. Tai va, tai mega dienelė, labai daug patobulėjau, niekada dar nesu šokinėjęs, bet taip, vienas su vienu su treneriu, tai labai per greitą laiką labai daug patobulėti galima. Tai labai patiko. Tai va, o šiandieną ką? Eisim pailsėt, pavalgyt ir vakarė su draugais į kino teatrą. Tokios pramogos Dubajui, nepersistengiant. Čia kaip Greta duosiu, jį reikia va taip pakasti ir paragauti, nelaužti. Ir duosim visiems atsikauti. Jau plėši dabar? Jau plėšiu. Gitukas gavo ne feiką, originalą.
Visas Dubajus eina iš proto. Atrodo gražiai ir jį reikia kasti, kad būtų girdėti kaip traška. Greta kas? Tu pirmą Greta kas? Dantų neišsilauži. Gerai. Labai jau norėčiau dabar kokią šašlyko, bet... Šašlyko. O, koksai minkštutis, kokias reikės kastris, bus kietas. Nu? Vilėja, kur varai? Aišku. Reikia pykti sakantą skandį. Ką geriau išeina? Tam irgi pamatyti. Nereik man žmonė. Į sekundę bus, seniukai. Aš tikrai ne. Kur ragavai? Aš ten. Tavo kasiu. Ne, tau dabar pažuvės. Galekas gal. Galekas? Imu du, kur čia paduoda? Nėra jau parduoti vis. Ir tipo jį reiks suvalgyti labai greitai. Per kelias dienas. Sveiki, draugučiai. Turinuko. Loungiukas. Neknark. All that with more speed than ever. Pradedam dar vieną intensyvę dienelę. Šiandien šokinėsim su to pačiu treneriuku, Džimu, kur vakar šokinėjau, tai tik tai, kad šiandien šokinėsim su Deiviu kartu, tai bus dar įdomesni, dinamiškesni šuoliai. Kažką gerą pavarysim. Prieš mum pradedant šokinėti, čia Heva dar parasparniais paskraido. Tai ką, varom į darbus, bus įdomu. Pogo enterį padaryti. Dar viena nuostabi dienelė baigėsi, šokinėjom dykumoj, susidargyk plaukus. Nes tikrai yra ką tvarkyti. Nesikeik čia ir vaikai žiūri. Ne, tada būtent filmuok iš naujo, nebuvo Gerai, va, kacinam. Jo, kacinam. Bam! Iš naujo filmuojam. Tai dar viena dienelė baigėsi nuostabiai Skydive Dubajuje. Pašokinėjom šiandien dviese su Deiviu ir su treneriuku. Nieko gero nenuveikėm, iš tikrųjų šūdinių šuoliai, bet daug išmokom ir tiesiog dirbom ir grindinom. Tobulinom savo skillsus. Kaip tu šiandien dienelę vertini? 10 balų, iš tikrųjų gerai padirbėjom ant teksto, padirbėjom ant etapo labai gerai, padirbėjom ant to, kas yra sunkiausias Skydive. Kas yra sunkiausias ir kas mums nesigauna labiausiai? Tai nieko sunkiau nėra, kaip skristi ant nugaros etapo. Tai yra kojam žemyn. Jo. Tai vat, kažkas naujo ir įdomaus buvo, tai greit susprogo dienelę, turėsim dar sekmadienį už kelių dienų tokį panašų kempą, kažką panašaus jaučiu veiksim, bet dabar aš Deivį čiešinu varyti nušokti nuo tokios antenos. Ir Deivis praktiškai pasirašė, nes dabar darom tai enterį, žinai, papasakosim loją, kaip šoksim nuo antenos, reikės dabar šokti, nes man reikės footage, žinai. Tai va, užtausim parašiuto pas draugelį kitą, nes Deivis neturi atsivežęs savo beiso parašiuto. Tai va, tai įsiaiškinsim, ar yra kitas parašiutas, jeigu yra, šoksim su Deiviu, lipsim į 300 metrų anteną, tai va, bus reikalų įlipti. Pasportuosim, bus Deivi. Aš labiau bijaučiu to lipimo, nei šokimo. Jo, bet ten turėtų būti lengva lipti, tokia gerai, antena tokia nauja, tai... Tai va, tokios tokelės, dabar varau greit pavalgyti kažką ir padėliuko pakapot, va tokios pramogos. Mokai žais padėlį? Esi žaidęs? Esu žaidęs, bet labai iš tikrųjų kontroversiškos nuomonės. Pusė komentarų bus, kad gay stuff, kad tu sakysi, bet sakai, tu be gay. O kita pusė bus, sakys, padėlis jėga. Tai parašykit komentaruose, ar padėlis jėga, ar padėlis saks. Ramas išės tau, padėlis jėga. O ką Povkė parašys? Kad tu gaidysi. Tai va būtent. Tai va, tai važiuojam į kitus nuotykius. Šitas kelias, tai kelias gerai važiuoti, man reikia. Dar nepradėjom važiuoti, aš jau visas šlapės. Labai šilta bus šiandien dykumoje. Palakstysim. Nu ką, nuotykiai kitokie šiandieną. Atvažiavom pasivažinėti su motociklais per dykumą. Chebrytė čia jų daug turi.
visko, čia ir bagių yra, visko, po dykumą paralinėsim, pasižiūrėsim, kokie čia nuotykiai mūsų laukia, bet užtenkite dangų lipti, dabar reikia kažką kitą paveikti, tai paįvairinsim dieną. Pradžioje gavome progą pasižaisti, pasijaukinti motociklus Varlinyke, tai didžiuliame smėlio lauke, priprasti vairuoti ant smėlio, o tada šokame į gatvę ir važiuojame jau į tikrąją dykumą. Šiek tiek reikėjo ir asfalto padengti, o po to jau šokam ant tikro smėlio. Šiaip painiau negu galvojau. Painiau negu galvojau? Lengviau negu galvojau. Fainai važiuoti, ne? Žiūri, fainai. Fuck yeah. Gera pramogėlė, tai galime tik skydaivinti savo. Turime vedlį, kuris veda mus dykumos keliais ir mes tiesiog jį sekame, važiuojam paskui jį ir toks kaip turas po dykumą gaunasi labai smagiai, nes nereikia galvoti nei kur važiuojam, tiesiog mėgautis pačiu važiavimu. Oi, per traukėlę šaunam su Deivis lenktynininkas pisa, gazų čia neina jo pagauti. Eina, nepasakau. Patinka? Patinka, blema labai. Ne tik skydavint galima čia atvažiavus. Labai nuima emocų baimę tai, kad žinai, kad šoksi praeit nuo pastato, tai tas gerai. Bet jau šokti, bet viskas prišnekėjo, mes neprišnekėjo. Reikia šokti. Ne, viskas reikia šokti. Poryt, man atrodo, varom užsilipti ir nukalti vieną šaliuką. O šiandien varinėjom su mocais ir atostogaujam toliau. Fū, yra reikalų. Karšta. Dykumoje važiuoti su tais mocais. Visi šlapi. Normaliai yra. Kai greičiau lėki, vėjas pučia, ne taip ir karšta. Viškai prapučia, viškai gerai. Mūsų vedlys. Vėžinasi, smaginasi. Vis dabar šuolis tiesiai juos. Dykumoje pramogų netrūkstate, tai jeigu ir nenori vairuoti motociklą, pasivažinėti ir pasimėgauti dykumą galima, nes tokiais džipais susirenka tave ir pavėžina, parodo gražių vaizdų. Na, o mes porą valandų pasivažinėję po dykumą, judam link namų ir šiandienos nuotykiai dykumoje baigsis, bet 2 valandėlės, kai nemokai gerai važiuotų motociklu, rankas ir visą kūną tikrai nukerta, tai per akis to smėlio ir varam pailsėti. Labas rytas, suraitytas. Ką, paskutinė kraštinė mano diena. Čianais šitam aerodrome šokinėjant parašiutu. Šiandien faina bus diena, nes šokinėsim su didelė grupė, su krūva žmonių, 8 šokinėsim iš lėktuvo su treneriu. Tai va galėsim pritaikyti viską, ką čia išmokom, ką čia mokinamės. Ir kažkaip bus visai įdomu su didesnė grupelė pašokinėti, ne 2-3. Tai va, turėtume irgi daug šuolių padaryti šį kartą. Tai bus labai fainai. Aišku, norisi nesugadintų šuolių, tai šiek tiek streso yra, kad visai grupiai nepakenkt, kažkaip nepagadint ir neatsilikt, kad nebūtų silpniausia grandimi toj grupiai. Fainai būtų. Tai va, tai toks planelis. Ir viskas. Šiandien baigėsi šuolį, daugiau nebeskydaivinsiu čianais šią kelionę. Dar porą dienų pabūsiu iki skrendant namo. Bet per tas porą dienų bus gerų nuotykių, nes planuojam pabeisinti. Tai nušoksim nuo vieno pastatėlio, liktais dar vienos antenos, jeigu išeis. Tai turim planelių. Tai bus visai gerai dar likusi laiką čia praleisti. Labas rytas. Šį kartą labai ankstyvas rytas. Netgi tamšu dar, kaip matos, anksti pradėjau dieną. Nes turim planą su Deividėliu nušokti nuo vieno pastatėlio. Šį rytą, tai vat laukiu jo, tai mane čia paimti. Nu ir čia stovim prie tokio namo. Tikiuosi ne šitas, nes man žadėjo, kad jisai bus apleistas. Šitas nepanašus į apleistą. Tai žiūrėsim, kaip čia viskas rutuliosis. O jėtus, sunku kalbėti man tokį ankstyvą rytą. Atsikėliau po 5:15. Dubajaus laiku, tai jūsų laiku, lietuviškų laiku 2 valandom anksčiau. Nedaug tu dieve. Nu ką, su Deividėliu atvarėm.
Kur leisimės? Čia Deiviai reikia, ne? Subtupdyti. Ant asfalto tupdysim. Na šitą gražuolę. Ieškom patikimo. Radom baseiniuką. Jūrka. Upių šiukšlės. Random žmonių sutiks, nesitikėjai, aš irgi nesitikėjau. Thank you, man. Prašau. Random žmonės renka šmutkės kažkokias, ne? Tikriausiai ieško. Biškai išsigandau pamatęs. Nu ką, sveikmytės dabar jau tikrai. Normalūs butukai, viską. Sakėm, su Deiviu kitą kartą atvažiavę į Dubajų, čia ir gyvensim. Nu, šiaip jų nepatiko ir apleido. Kas nors. Tas pats esu. Čia kas irgi turėjo važiuoti, ne batukai. Gal. Gal ir viešbutis. Na ką, pavyko rasti užlipimą patį stogą. Šoksim į kitą pusę, negu čia tas greitkelis. Išklaidžiojom visą šitą namuką, kol suradom, bet padėjo vietiniai atrasti. Dar yra čia laiptai ant stogo. Galima aukščiau pažiūrėti. Čia tai geriausiai šokt, bet šoksim nuo čia. Bet pažiūrėti ant stogo visai prikolas gal. Nuo čia va šoksim. Ir leisimės čia. Ką tu nori, sakė, greičiai šokam? Šokam nežinai, tu gal biškis labiau žmonių. Atsimink, reference pointas. Viską žinai, ekstra nemokinsiu tavęs. Aha. Reference pointas, šoki. Gerai, Deivi, kai tu pasiruošęs, gali šokti, aš esu visiškai ready tave įskleisti. Gerai. 3, 2, 1, base, jump. Here you go, boy. Happy B-Day. Ok. 3, 2, 1, base. Tas tokia... Kaip kitaip. Paveinuką varysi. Ne pirmą dieną strojkiai. Na, aš kaip ir pirmą. Pirmą dieną šiandien buvom strojkiai. Puikus šuoliukas. Iššovėm po šuolį su Deiviu nuo apleisto pastato. Nu ką čia galima pasakyti? Eilinis šuolis. Šuolis. Bet nebuvo iš karto tai baisu, kaip tikėjaisi, ne? Ne, nebuvo tai baisu. Visas normaliai. Tai va, dabar varom namo. Kiek čia 7 ryto. Jau padarėm dienos darbus. Tai varom namo, susipakuosim parašiutus, rytoj įlipsim į anteną 300 metrų.
Pliamame, suplukom, suprakaitavom, visi abu šlapi buvom, kol žipom į tą pastatą, tai tom kopėtėlėm, kai reiks lipti, tai irgi nebus šalta tikrai. Tai reikia gal anksčiau biškai pradėti lipti. Atėjom su Deiviu, bet lipom, lipsim į anteną, bet dabar sprendžiam problemą. Šikt. Labai spaudžia, bet ankstyvas rytas, po 6:20 kavos prigėrėm ir viskas, dabar turim bėdų. Nu kažkaip įsispręsim, gal čia rimtesnės bėdos mūsų laukia, negu pašikt. Nu tai va, ruošiamės kopti, 300 metrų antenytę, tai tikrai bus iššūkis į ją įlipt. Tai tame čia tikriausiai bėda, nes nušokti bus easy. Daug visur, kur galima leistis, visa dykuma tuščia. Nuslydimas ne problema, bet užlipimas bus, tai stengiamės kuo anksčiau atvažiuoti, vis tiek jau prašvito, norėjusi tą tamsą pradėti, nesigavo. Nes tuoj saulė patekės ir jau bus sudėtinga lipti, tai apie valandą planuoju, kad kopsim, kaip Deiviui seksis, žiūrėsim, pradėsim tuoj pat misiją. Nu ką, jau kopiam su Deiviu, visai neblogai sekas, bet dar tik pradžia. Kiek? Sakė, kad man jau 3/3, nežinau kaip čia skaičiuoja. Oi, 14 minučių tai tik lipam, bet jau rankytės nukirstos, bet labai gražus vaizdelis pro langą. Va, dykumėlė, tokio grožio, saulėtekis, kitoj pusėj vanduo, rūkelis, mistika, lipam toliau. Vau. Na ką, panašu, kad užkopėme patį viršų. Lipsime dar ant šitos atbrailos ir nuo tenais į tą pusę šoksim. Tokius mini antenas čia reikia peršokti šitas, bet nieko čia laisvai praskrisim. Na ir va taip skrisim į priekį ir leisimės į tą lauką. Deivis šoks pirmas, aš varysiu antras, tai esam pasiruošę. Varom į nuotykį. Nu va, yra čia vietos. Patrekink. 3, 2, 1, base. Jump, base, jump. Uras. Boom. Double. Olha, está de testas bogas. Suk. Olha, o Edu curva. Patiko? Šau. Tarp laidų praskridau. Ką? Ar tai buvai? Labai tarp jų. Šiaip pralindau, galėjau skristi tą pusę, bet su užpriekiniu taip koregau. Aš pamavau, nes buvo taip. Eik tu, na, koks paisi. Problema, nes nestabilus mečiausi.
Deivi. Tekstbukiškai, apart to, kad gal biškai mažai nuskridau nuo bokšto, bet ramiai išsiklydžiau, ne per žemai, ne per aukštai, ramybėlė. Good for you, nes man tai ne. Man eilinį kartą kažkaip čia tas parašiutas susisuka, kažkokia tendencija yra, gal reikia kažkokias išvadas daryti. Nežinau, gal reikia, nežinau, ką čia gali reikėti, pasimels prieš šolius dažniau, daugiau. Mamai užgazdino mane biškai. Baisiai man pačiam buvo. Net nebūsiu nufilmavęs telefoną jaučiu, nes sužvėjau jau. Nieko, kamera ant šalmo bus nufilmavus. Bet va šiandieną su šitu šoliuku gal ir gerai, bet nuotykiai baigėsi Dubajui. Rytoj skrendu namolio. Tai vat, Deivis dar porą, kiek, 3 savaitės dar pasidėsi čia. Dar 3 savaitės pašokinės. Tai žiūrėkit, ne nuo bokšto. Ne nuo bokšto. Bet žiūrėkit jo vlogą, pasubscribinkit. Jisai kelia labai nuobodžius šuolius, kaip jisai. Aš tik savo ten keliu, ne visiems. Ne visi, matai? Va, visiems negalima pasirodo. Tai tada nefollowinkit. Nesubscribinkit. Tai tokie nuotykiai Dubajui. Ačiū, kad žiūrėjote, kad dalyvavote. Tikiuosi neprailgo filmukas. Ir ką čia darim pasakyti? Nepamirškit pasubscribinti mano kanalo, palaikinkit šitą. Dubai Habibi. Welcome to Dubai Habibi. Tai subscribinkit kanalą. Daugiau man subscriberių reiškia, kad daugiau norėsiu stengtis jums rodyti. Ai, nesąmonė, aš nikučiau kažką. Iškatinsim šitą. Pasakyti pabaigą, ką? Habibi. Ką reikia sakyti? Dubai Habibi. Welcome to Dubai Habibi. Taip liepė Deivis pasakyti ant pabaigos. Allah Akbar. Aš mus paskui užbanins už tos bairius, ne? Tai ką, hebrytė. Čiau pakau, susitiksim kitose epizoduose. Kitose kelionėse. Like, subscribe, share, be aware of the niggers dick in your ass. Na ir nesąmonė šitą pezu. A ne, Deivi? Čia bus, žinai, kur jau gerai. Dar gera labai naujiena yra ta, kad Deivis dabar tampa tikras beiseris, nes iki šiol turėjo nušokęs tik tais nuo kalno ir tilto buvo nušokęs. O kad tapti beiseriu reikia surinkti vis, nu kaip, užtenka nušok nuo kur nors tampi beiseriu, bet surinki kaip visas 4 raideles, B tai buildings pastatai, tai ką padarėm vakar su Deiviu. Jisai rovė nuo pastatėlę nušoko pirmą savo šuolį, tai antenos, ką šiandien padarė. Tai jis pagaliau surinko kitas 2 raideles, nes jau tiltus ir kalnus turėjo. Tai dabar yra oficialiai beiseris ir, nu, aš esu gal 2000 kažkelintas numeriukas, tai Deivis bus gal 3000 kažkelintas numeriukas, dabar įsivaizduoju. Tai tik tiek nedaug žmonių pasaulyje yra nušokę nuo visų 4 objektų ir aplikavę tam numeriukui gauti. Tai va, sveikinam Deividą, dabar tampa tikras bachūras. Dabar nieko nebebijos. Kajūtininkas. Va taip. Kur tu eini? Nepamiršk pasubscribinti šito kanalo, palaikinti jo. Ir jeigu norit prisidėti prie mano šuolių ir kelionių, visą laiką gali tą padaryti Contribui mano.